O ir save matau. Labas, aš esu Skėtis, Marijampolės dramos teatro jaunasis aktorius. Nojus šiaip. Sveiki, malonu susipažinti. Šiandien aš jums noriu pristatyti Videko galbūt seriją, nežinau kaip išeis, teatras Backstage. Tai kartu su manim pasinersim šiame Videke į spektaklio Beta, užkulisius, kaip vyksta jo gaminimas ir panašiai. Ir pažiūrėsim, kaip sekėsi premjera. Ačiū jums labai, kad žiūrit. Susimatysim tolimesniuose epizoduose. Susipažinimų vakarėlis. Antoška. Pramiega repkės mechanikas, vairuoja mocą, šiaip maladėts. Aži, didelis pliušinis meškiukas, kelių siaubas, dažniausiai vaidina save, toks pritylesnių. Saulius, kartais dingsta be žinios, kartą atsinešė nutelos, gerai vaidina maladėts. Direktorius, Zigmo Žuvis, proaktorius, vaidino rezidentuose, voja kalėdas, ir šiaip Zigmantas Baranauskas. Ir ką čia apie save papasakos. Ąžuolinė mintys 11 dienų iki spektaklio. Nekažikas. Elikė. Bus bomba. Suvaidysim, nes mes esam profesionalai patys geriausi. Iki iš manęs ačiū už dėmesį, lauksim premjerų. Na jau bus įkelta po premjerų. Sauliau, kaip tavo mintys? Pasikuriam. Manau, kad spėsim viską padaryti gal. Aišku, spėsim čia net nereikia. Gretės kaktinės gal mąstymą, žinai. Pasikuriam. Na. Viskas bus zajebys. Viskas bus zajebys, padarysim, bus bomba. 11 dienų iki premjeros mintys. Laikas eina. Pjesė jau yra, kas gerai. Aktoriai irgi ne visi, ne visada, ne kiekvieną dieną, bet šiaip aš manau, kad bus labai gerai. Ačiū. Nesakykite. Čia po to vėl jau eina, žinai, kur man gims kūdikis. Čia bus vėl... Man. Saulėje paliuka, tai ką tik sakė, išlipti iš kibirų. Ir tada galvot, ką aš neko. Ir ąžuolas. Nestoras. Nestoras tam bus. Žiūrėk, koją neužkliūtum. Šiaip tai viskas labai cool. Jau ką, gražus, tas treningas toks mergaitiškas. Nu, neėjom. Išjungiu. Gerai, Andriu, tėvus. Galim Vis to visi krauna. Andrius. Pasibat. Rodos esi mokiniai. Taip, Mokaisi gerai? blogai. Nepatinka matematika. Patinka. O istorija. Patinka matematika, istorija ir braižyba ir chemija. Viskas patinka, o mokaisi blogai. Turbūt daug ko nesupranti. Peržengęs. Ir už tai tu jo nekenti. Nemėgstu. O kokia tai riba? Man ne visai aišku. Aš nemoku išaiškinti. Aš esu peržengęs tokią ribą, ar ne? Nežinau. Kas dar peržengęs tokią ribą? Mano seneliai. Kodėl? Nes paseno. O kas dar? Tavo klasės draugai? Jie net nesubrendę. O mokytojai? Mokytojai? Jie beveik visi jauni. Jie paprasti. Tikrai? Daugiau nieko negali nurodyti. Kur, žinai, kur atrodo tai? Paliek netapus. Tavo. Sveikas. Ir čia kur, žinai, pasakė. Mintys ką tik po repeticijos. Ne, šiaip labai gerai. Labai faina, labai smagu. Manau, turim gerą spektaklį. Tas pats klausimas. Ahuienai, labai gerai. Manau, kad viskas bus gerai. Manau, kad padarysim. Manau, išmoksim tekstą. Nes ateis tas adrenalinas ir išmoksim. Mintys. Pusę nemokam, bet mes išmokę, pripratę 2 dienos iki spektaklio viską išmokti. Oh, yeah. Svarbu tema, žinot. Taigi, sveiki kolegos. Šiandien turim gruodžio 1 dieną ir jau liko visai nebedaug. Liko 8 dienukės. Važiuojam į repeticiją. Lekiam ir pažiūrėsim, kas bus. Šiek tiek pasifilmuosim ir viskas bus zajebys. Peace, susitinkam repkėj. Esam repkėj. Patėjau pirmas. Tai va. Viskas kaip palikom vakar. Tiek žinių. Žiūrim, kas bus toliau. Šiaip tai norėčiau pasiskūst. Sergu.
Jo, šiandien pasijaučiau labai negerai. Šito. Ir jo, atvirau į teatrą. Dar nieko nėra. Nors repeticija turėtų prasidėti už 8 minučių. Tai dar laiko yra realiai. Tai jo, tiek žinių. Čia yra scena, kur mes ir vaidysim. Šiek tiek galiu aprodyti. Čia šiaip yra repeticijų salė, bet mes vaidinsim čia, nes čia tokia geras vaibas tam. Ir jo, iš senelių mano pasiskolinom šitą seną aparatą. Antoška išardys čia, dabar karačia. Jo. Tiek žinių karačia. Susimatysim už porą sekundžių. Šiaip atsiminiau, kad aš Videkui dar nenusifilmavęs pradžios. Einam daryti. Nekreipkite dėmesio, kad bus ir pradžioje, ir čia tas pats, ir balsas tas pats užkimęs. Dabar nusifilmuosim. Of the theater kids, what's up? Tai visą naktį spektaklį pasakyti. Kokios mintys po repeticijos, kai liko 8 dienos ir Antoška miega ant suoliuko? Čia grinai mano vidus. Aš ta prasme, nežinau, neturiu žodžių, aš nemoku tekstų. Nežinau, ką daryti. Bet išmoksiu, viskas gerai. Aš jau šiandien per matematiką net mokymuosiu žodžius, bet viskas gerai. Svarbu monologą išmoksiu savo šizofrenijos, tai bus tai. Viskas čia bus zaibys. Šiaurė gerai, repetuojam, dirbam, padarysim. Ne. Pusę gal. Ir tai, ką žinau. Bet žodžiu, bus gerai. Nu ką, chebryte, naujienos tokios, kad šiandien, tai yra gruodžio 2 diena, repeticijos mes nedarysim, ačiū Dievui, gausim pasilisėti pagaliau bent biskį. Taigi, tą progą prisipirkau katę ėdalų, nereklamuosim, bet žodžiu brangus. Ir jo, vis dar nekaip jaučiamės, bet šiandien nerepetuosim, vietoj to vakare nuleiksim į direktoriaus spektaklį, pažiūrėti, kaip vaidina profesionalai. Tai va. Tik neimkit rankom, nes labai plonas stiklas gali lyst. Smagiausias stikliniai čia buvo. Man iš jos tiekska, ne, geri su to plono stiklo. Žinau, kur kai būna nuskeli stikliniai. Bet gerai, Pasiėmė mažą šiūpėlę. Naminiai įrankiai. O su tuo tu namuoji namykantį šlunai. Aš daug su tuo pačiu. Sveiki, chebryte. Toškin vėl miega. Eilinį sykį. Nieko naujo. Kiek dabar yra valandų Antoška? 15:05. Mes čia esame nuo 11. Nu aš nuo pusės 12. Jo, ba šitas gaidys pramigo dar, jisai miega. Nes kuras sergi. Tai čia dabar kaip žiūrėjau, visi sargai skirus ažą. Tai va, turėjom experienciją. Atvažiavo toksai Ramūnas Cicėnas. Rytoj gal į Videką įpaim. Ką žinai, sufilmuotų. Debilai. Tempiai už plaukų. Tempiai pėl asfaltą, aiškiai, to pliobbi. Tai va, žodžiu, tiek žinių biskį susistresavom atvažiavus Cicėną. Gavosi, kad padarėm problemų šiek tiek, bet viskas bus gerai, gavom geros kritikos, važiuojam į priekį. Kokios tavo mintys ant Paškevičių? Tai va. Sveiki kolegos, mylėjai draugai, susirinkę dar sykį vlogą. tą patį. Ir žodžiu, šiandien jau yra gruodžio 9 diena ir šiandien jau mes vaidinam. Ane, Taškė? Jau. Kokie žodžiai apsikirpęs, Taškė, žiūrėk? Tu turi vieną eilutę pasakyti. Kokią? Kas tavo plaukų stilistas? Kas tavo plaukų stilistas? Labai gražiai apkirpau. Jarutis Jarusevičius. Labai gražus laikėlis. Ačiū. Taigi, Aime dabar pro Dramų teatrą, biškiai pasivaikščiusi. Ai, tai palaimam salę pradės. Tuoj. Taigi, einame iki miegančio ąžuolo. Nėra ąžuolo miegančio. Einam į salę. Tai einam į salę. Taip va. Salė. Čia.
Čia, biški. Viskai taip sakant, palak. Biški. Kodėl po neliūdim? Kodėl liūdim? Gerai, neliūdim. Įsijung tik to kanalą, kur atsiunčia žiauriai. Aš dabar geriau neturiu. Nors parodys. Geras. Porą valandų jo. Pusė dviejų, šeštą tik vaidinam, dar čia man visą dieną. 3 hours later. Jas manęs, šiaip tai bijau jaudinuosi, nes jaučiu, kad labai kažką mokėčiau ir nervuojuosi tikrai ir bijau, kad pamiršiu tėvo žodžius ir kelios, kur daug žmonių, kur aš Antošką labai neišmokė ir panašiai. Na, yra tikrai daug vietų, bet, manau, išsisuksim, esam išsisukę ir šudinesnėse situacijose, pavyzdžiui, kad Eglė Žalčių karalienė, tai, taip, jo, kažką sumastysim. Saulio, mintys. Šiaip taip pokai viskas gerai, kaip pažiūrėjai sakė, yra kažkokių kliukų pas mus spektaklį, kuriuos tikrai išsisuksim padaryti gerai. Tikrai buvo Eglė Žalčių karalienė, buvo blogiau negu čia. Tai... Trečią kartą vaidinsim kaip profesionalai. Apsiverksiu. Bus gerai čia. Tai kad ir taip apsiverks. Realiai. Šoji, akis to šviesos. Apakalbis. A nemanai, kad gali nuplaišt? Ai, savo. Vajėda. Šviečiat? Kaip gražiai šviečiat? Žiūrėk, kaip sukištus į kelią. Pizda. Nesikeik. Pipint paskui reikia. Блядь, ебаный куропида. Долбоёбас нахуй. Nekirpsi. Ne, bandai kirpt, pydar. Elas daktarė padėk. Man šitą bėdą nugalėt. Padėk, daktarė. Tai va, turėjom prabėgimą, prasibėgom, viską be stabdymų. Dabar laukiam valgyt ir vaidinsim, ne? Tada reikės susitvarkyti viską, susidėti visą sceną ir tada vaidysim. Mintys likus, kiek čia? Nuo 3 iki 6 kiek valandų? 2 valandos 4 minutės. Tai va, kaip nuotaikos? Tai va, iki spektaklio liko... Kiek? 2 minučių. 21 minutė. Kiaušas dreba įvys toks, rašinys vyrupa. Ai, kuras. Aš jau bijau, patikina. Bijau. O aš plygas. Kokia spektaklį? Festivalis. Kas spektaklį pabaigoj bus? Dislaikyės. O ką čia dar kas bus? Tai vieno žodžio. Kas iš tikrųjų spektaklio pabaigoje? Mes pasišnekam 3, darom paramžinę. Ir tada jau monologas, tai išprievartavę. Šiandien stebi viršų betą, tai nerašiau čia, nes dar ką galim šnekėti. O tau ką darys naujus? Ką esi darys? Tai pamatysit spektaklio metu, bet šalia darys. Tai darys. Darys šitaip. Kaip jau tiesa, žuvai? 10 minučių iki premjeros. 5. Noriu šiktą. Labai. Visą laiką pasakys, mokat viską, padarykit, kaip darėt ir važuvai. Supysit spektaklį. Pavykiu šaiką. Pamiršiu žodžius ir apsifiksiu. Ne, viskas bus gerai seniai. Bus gerai.
Hebrytė, we did it. Ką tik po spektaklio emocijos max. Labai daug reikalų. Žiauriai gerai pavarėm. Čia turėtų būti prasisukę klipai, kad, ten iš pačio spektaklio, jeigu gausiu medžiagos, jeigu kažkas filmavo. Ir tikiuosi, kad nusilenkimą kažkas nufilmavo. Žiauriai tikiuosi. Nes turėjo būti labai gerai. Žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot, chebra. Susitiksim kitam Teatras Backstage epizode. O dabar, ačiū, kad buvot kartu. Peace.